Sveiki! Sveiki visi! Tai ką, Raužės, kaip uraganas, ta gegužės 4. Iš tikrųjų buvo uraganas, ne? Uraganas, žinok, aš po mugės tai buvo kaip, žinot, esi mačius kaip varškiai išsunti, taip per džiuntą, nelistam, tiesiog net tokį, žinai, akmenuks tai buvo. Iš tikrųjų žiauriai faina buvo, nes ir to dėmesio daug, ir tų kalbų, ir atrodo fiziškai, kad ir nedirbai, bet iš tikrųjų buvo verta ir tikrai kartuosim ir čia net klausimus nekyla. Čia, žinokit, jau planai vyksta. Bet poreikis buvo jau kas klausia. Taip, iš tikrųjų, Donata va taip pat. Sako, klauskit klausimų apie pomidorus, o žmonės klausia dalykų, kada sakantis toks renginys, nes iš tiesų labai faina, naujamiestiečiai patys labai džiaugiasi, todėl kad čia toks biški kitoks būdas visiems susiburti kaimynam. Taip. Plius matomai būna šiaip pas mum naujamės buntų renginių, kad daugiau tokios meninės apraiškos. Jo, arba, pavyzdžiui, koncertas ir konservai vyksta. Jo. Nu tokie, kur jeigu joninės, tai žinau, kad kažkas bus, bet va toks be progos kaip ir. Aš biškai vėliau gavau, kad naujamės šiandien pasisveikinu. Bet atėjo ir naujamiestiečių ribų. Kas norėjo, tas žinojo ir tikrai neįmanoma išskelbti visiems, kad visi sužinotų. Tai tikrai buvo tokių, kur, o Dieve, sužinau tik po laiko. Nu, yra kaip yra. Irgi negali visą. Kitą kartą susiruoš, jau susiplanuos ir susidėlios. Taip, kitą kartą kalendorių pasižiūrės. Jo, didelį raudoną tokį. Ir buvo žmonių, kiek daug iš tikrųjų mes tikėjomės maždaug tiek, bet kad tiek daug bus. Tai Donatas sakė, jeigu jam pavyko suskaičiuoti, tai buvo 55 žmonės. Tai yra labai daug šiaip. Taip. Ir kas dar po to, žinai, mes juokėmės su Donatu vaikščiojom jau po mugės. Prieš šiltnamį tiesiog ištrypta. Takėlis. Ir kuo labai džiaugiuosi, aš ten, žinokit, per mugę duodu tam šiltnamį, bendrauju su žmonėm, atiduodu daiktus. Ir žiūriu per tą visą būrelį, ta prasme, tų žmonių, tai praslenksimutė. Sako, Donatytų, bent vandens atsigert, nes iš tikrųjų... Taigi aš turiu būti gera kompanija. Nu, bet tokie maži dalykai, tai žiauriai gerai buvo. Ko dar... Aišku, karštai ir šiltnamy buvo... Tu ten turėjai iškepti, nes visus dar lapšakinėjai po 9 prakaitų. Va, tai tik nusibraukiu. Tai iš tikrųjų, kad dėl mugės dar labai norėčiau pasakyti, kad tai išliktų, nes kokie patys esam žmonės, tokius turbūt ir traukiam, labai džiaugiuosi ir dekoracijom, ta prasme, iškart žmonės pasisiūlė. Tavo draugės apie pasižiūrėk, vandens ten nestovėjo ir atrodo tokie, kad ir mažyčiai dalykai, ir vandens įpilti, ir gyros įpilti. Taip. Aistė turėjo į žirginą važiuoti, atšaukė treniruotę, sako, aš matau, kad man iš čia reikia stoja pilti gyrą ir viskas baigėsi. Ir atrodo, kad net nebūtumėm pagalvoję, kad reikia mums žmogus, kad ten vandenį papilstytų. Dar kas čia dabar apie ką norėjau aš pasakyti? Kad apie pagalbą būtent. Apie pagalbą, jo prisidėjimą tokį, skaityk, iš kitų miestų irgi suvažiavo. Fainai labai buvo, bet iš Žarijos Bravaro mums atvežė visą cisterną giros, beje, labai skanios ir su žiauriai. Mes ten paskui tą bačką išlaižėm iki paskutinio lašo, tikrai kosmiškai skani Žarijos Bravaro. Labai. Tai va, ir faina taip, kad žmonės matos patys nori tokių renginių ir tiesiog irgi deda indėlį tai, kad tai vyktų ir kad... Ir dar tas dalyks, nes visą laiką, žinai, kaip išsitransliuoju aš pati, kad ta prasme, man dar labai buvo toks keis dalyks, vienas, kad kai tave sek žmonės, tave stebė, ne kiekvieną dieną, tu ką ten keli, ką aš veikiu ten visą dieną ir panašiai. Ir žmonės, įsivaizduoja, kad jie mane pažįsta, bet aš tai ne vieną nepažįstu. Va tas va toksai. Ir dar būna, pavyzdžiui, kai kurios iš nuotraukų, žinai, nuotraukas ir vėl kitaip atrodo, tai toks gaunas. Bet visus priėmėm ir aš visus apsikabinau, ką galėjau. Ir negėda kai kurių vardo paklaus, buvo tiesiog, žinai, natūraliai, negali visų žinoti. Bet šiaip labai, bet kokias emocijos buvo geras iš tikrųjų. Mes, aš galvoju, dabar planuojam, kad turbūt sekanti mugė įvyks kažkur rugpjūtį. Mes dar paderinom šiandien vieną dalyką, nes dar pomidorų šiltnamis padidėti ir Tai žodžiu, aš nežinau, pas mus tie planai sproginėja, jų milijonas, tiesiog planas ant plano. Bet mums pavyksta kažkaip įgyvendinti juos. Reiškia, kaip krenta kortos, kaip turi kristi. Taip, nes... Turi sektis, kaip turi negali būti iš tikrųjų. Tai va,
va. O daugiau apie tą mugę tai aš net nežinau. Jau apsidėlioja šiek tiek emocijos, jau šiek tiek... Bet pradžioje tai vyrė virdulys normaliai. Ir tu vakarė sakai, nu tai dar gal dešrelių galbūt, mes vėl apie tą patį kalbėsime, mes numirsim jau nuo to gero per daug jau. Per daug jau ten tikrai gali persikrauti emocijom, iš tikrųjų net ir gerom. Taip. Tikrai gali ten. Ir dar ko norėjau paprašyti, jeigu bus kas nors, nes dalys tikrai ir nuotraukas, aš pati savo telefoną visiškai net nebuvau išsitraukus, nei vienos nuotraukos nieko neturiu, tai jeigu būtų, galit įmesti man irgi įdomu. Ką? Kaip mugė šitą? Oi, labai šaunu, labai daug žmonių, judesys, pokalbiai. Geriau nei tikėjai? Ne, aš tikėjau, kad bus mažiau visko, bet bus mažiau. 3 kartus čia daugiau visko. Taip. Suolai užimti, pilni visi sėdėję ir stovinčių darbų. Kartuot reikės tikriausiai. Jo, turbūt. Tradiciją gal padarys. O, labai gerai. Gal ir aš kada prisijungsiu ko nors? Prašom, ragauti naminės būrės. Vienoj vietoj. Nes naujamiesčio materytė mūsų tokia gamina sūrį. Čia yra apelsinų ir čili džemas. Ar baisiai, aš aštriai visai ne. Nu, va, įdomu, reikia paragauti. Šitas nėra labai aštrus, jis toksai lengvai. Nu, paragaukit ir pasakysit, ar aštra ar ne aštra. Ko bus, girdėjau vasarą? Vietinis su pasiklorom. Nėra labai aštra, nes tada einam biškį prie aštriau. Tikrai bus. Kokia būtų pirma pavyzdžiai. Gerai? Gabrielė, tu čia? Aš filmuoju, reikia pafilmuoti viską, kol neišparduota. Visas plantacijas. Tu žinotum, kaip aš nebuvojus. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Ir prastesnis išrinks, tai jau kai liks, tai geri. Oi, labą dieną. Aš operatorė šiandien. Mažiausias dalyvis mugės. Ir iš tikrųjų aš nuo pačio ryto atsibudusi galvoju, o ką žmonėm pasakysiu, čia tiek prisipasakojim, čia mes seminarus pravesim, prikalbėsim, primokinsim, kaip sodinti, kaip auginti. Ir iš tikrųjų jūs neįsivaizduojat, kaip aš šiandien jaudinuos. Aš net nežinau, nuo ko pradėti ir ką sakyti. Tai vat labai norėčiau tada ir būčiau turbūt labai dėkinga, o gal jūs turit klausimų? Ir prašom drąsiai. Nes klausimai visą laiką labai Jo, kad išjudintų tą visą reikalą. Ką dabar man daryti? Prisidešiu iš tavęs kalną pomidorų. Ir ką daryti man su jais? Reikės, žinok, tau juos auginti. Reikės tau juos sodinti ir auginti. Ką turėjom per paskutinį laiką? Turėjom sniegą prieš savaitę. Neturėjom saulės. Ir gavos taip, kad visi augalai va taip va kaip šovė. Bet iš tikrųjų pomidorus to išstebimo visiškai nebijo. Mes galim pačią pirmą kekę susikurti, kad mums jinai dėrėtų va tokiam aukštį. Nes mūsų klimatų pomidorus užaugina apie 5-6 ir subrandina pilnai. Tai mes, ką dabar būsim priversti daryti su šitais dideliais, palmės, jau tiesiog palmės, porą dienų prieš sodinimą nuskinti apatinius lapelius, įsigilinti duobę ir ją geriausiai daryti pailgą. Ten jau mes dėsim, ko mums reikia arklio mėšlo, žuvies miltų, aš kalio magnezijos dar dedu, pelenų, nors šiaip pelenų nesiūlo, nes pelenai pasirodo stabdo azoto pasisavinimą. Bet aš visą laiką dedu, nes tas pirmas starteris yra labai svarbus pačiam tam pomidorui. Ir tad jau po kelių dienų mes matom, kaip jis pradeda bujuoti, augti ir atsigauti. Tai vat sodinti ir auginti. Jie čia lauko ir šiltnami. Aš žinokit, esu iš tų Magelanų, kur visus įmanoma auginti ir šiltnamį ir lauke. Viskas priklauso nuo sezono. Jeigu bus lietus, tai žinom, kaip būna pomidorų. Tai va, prašom, drąsiai. O viską tuos miltus, pavyzdžiui, žuvies, pelenus ir mėšlą sumaišat ir dedat į duobę, ne? Geriausiai, idealiausiai yra išsikast pačią duobę. Aš viską susidedu, persimaišai, nes iš tikrųjų pliko šaknis negali atsigulti ant bet kokios, tai būtų organinė, cheminė trąša, būtinai dar užverskit šiek tiek žemės. Ir kas labai svarbu, ką darau jau per tiek metų, tai pirmą įgilinu duobę ir ją gerai sulaistu. Taip.
prašom drąsiau, nes man pačiai labai nedrąsu yra. Tai laukia dabar per anksti dar būtų. Jo, viską sodinsim į lauką jau praėjus šalnų pavojų, o šalnos paskutinės bent jau pas mus naujamiestį. Aišku, jos nebebūna tokios progresyvios, nes būna jau sužaliavę augalai, tau jau ir krūmai kažkokie jau užsistoja, tada praeina tik lankiukais, tai būna, žinokit, dar birželio pradžiai. Tai pomidorus irgi dar tektų pasaugoti. Kad jisai paskiau visą vegetacijos laikotarpį turėtų maisto. Čia bus laistymas jau ir jeigu jau pasisodinsit, kad šiek tiek to įdubimo turėtų, kad jūs jau kai laistysit ar pelenų ištrauką, ar komposto ištrauką, kad jum nenubėgtų niekur tiesiog. O erdvės kiek reikia arbūzui? Arbūzas gerom sąlygom iškeliauja apie 4 metrus. Tai reikėtų šiek tiek pasiskaičiuoti ir įsivertinti, nes arbūzo virkščios yra nejudinamos, jų negalima kilnuoti, labai paprasta, va pavyzdį, sėdi jaunuolis ant kraštinio suoliuko, va čia, va šitas mūsų mažiausias Martynas, ir aš atsimenu, auginau palei šiltnamį ir jau buvo toks užsimesgęs nemažas, aš ateinu, virkščio pakėlęs, va taip maskatuoju, mam sako, žiūrėk, koks čia kamuolis kabaliuoja. Ir aišku, sunyka ir pats augalas ir mes neparagavom tų arbūzų. Taip, tai mes, Donatėlė, kokiam plote vieną arbūzą auginsim, vieną daigą kišim? O Simo mes nepaskaičiavom, mums reikėjo mugę pasidaryti ir mes būtumėm talpus, kiek turėjome. Nu jo, iš tikrųjų. Tai va, to pas mums pasisodins, ten gaunas, kiek karais gaunas? 18 karų? Jo, bet pačiam vienam arbūzo daigeliui, kiek bus skirta žemės? 1 kvadratas. Jo. Tai jūs jau pasiskaičiuokit, jau smulkiavaisiai ten skaitomi nuo 3 iki 5 kg, tai jisai dera, nu tai 3-5 tie arbūzai, o stambiavaisiai būna netgi nuo 0 iki 3. Bet Topganas, kai buvo, tai pavarė tais metais ir iki 5 arbūzų, įsivaizduokit, po 14 kg nusiskeli va tokį ir parsinešį. Bet tada jau reikia viršūnę nuskabyti, kad jis toliau mažiukų nepriaugintų, ne? Žinokit, atmeta pats augalas atmeta. Bet tik bus arbūzų, pomidorų degustacija. Ar nori paragauti panašu? Žiūriu, kas čia toks. Čia yra apelsinų ir čili džemas. Kol neparagausit, nesuprasit. Tiekit va. Nes skoninį alų gaminam tik tais... Čia labai tinka prie sūrių, marinavimų miestės. Labą dieną, labą dieną. Mes jo, kol baigsim. Nu ką, Kęstutį ragaujam? Čia naminis sūris. Nauja miestietė gamina. O barbekiu ragavat prie mėsytės, tai va prašom. Ne, mes pačiai žarėjai. Geriausia ant šito neiškrips tiek skonio, nes prie sūrių labiausiai džemas tinka. Aš padėčiau, bet dabar kavą geriu.